Rinktinės krepšininkas ir Lietuvos komanda apsigina. Lietuviai yra rezultatyviausia šio čempionato komanda. 88 taškai, 4 daugiau nei prancūzai įmeta lietuviai, įskaitant tai, kad prancūzai dar turėjo galimybę žaisti ir pratęsimą. Lietuvos komanda pagal jokius statistinius rodiklius prancūzams nenusileidžia, nei pagal atkovotus kamuolius. Pagal rezultatyvius perdavimus lietuviai lenkia prancūzus net 7 tiksliais perdavimais taikliau. Lietuvos komanda meta ir 2 taškus taikliau, žinoma meta ir 3 taškus, nes iki šio mačo lietuvių taiklumas iš toli buvo 50%, kol kas abi komandos prametė po 2 tolimus metimus. Tačiau šiandien Lietuvos komanda jau suklydo 5 kartus. Daugoka per 7 pirmo kėlinio minutės. Ir kadangi lietuviai jau yra prasižengę 5 kartus, Nikolė Batumas meta 2 baudos metimus, o prancūzai kol kas nėra pažeidę taisyklių nė karto šios dienos rungtynėse. Vėl 5 taškai skiria komandos. Kšištofas Lavrinovičius pasirodo aikštelėje, ieško naujų jėgų ir naujų rezervų savo komandoje. Kęstutis Kemzūra užvakar nusprendė neleisti į aikštelę Kšištofo Lavrinovičius. Ne viskas gerai broliui yra su nugara, tačiau šiandien jis pasirodo aikštelėje tam, kad galėtų gauti su prancūzais. Kol kas neleido į aikštę Pauliaus Jankūno. Kęstutis Kemzūra ir vėl perskaitė Šarūno Jasikevičiaus sumanymus prancūzai. Liko 5 sekundės. Ir dar vienas atsimušantis į varžovų rankų mišką kamuolys. Nando De Colo. Jo metimas netaiklus.